Sveiki, visi veiksmo filmų fanai. Šiandien pasinersime į kovos menų pasaulį didžiajame ekrane. Išsiaiškinsime, kodėl 2001 metų veiksmo filmas Drakono bučinis buvo uždraustas Kinijoje. Drakono bučinyje legendinis veiksmo filmų aktorius Jet Li vaidina Liu Jianą, slaptą agentą iš Taivano, kuris yra neteisingai apkaltinamas žmogžudystę Paryžiaus širdyje. Bandydamas įrodyti savo nekaltumą, Liu sutinka Jessica, amerikietę, kurią vaidina Bridget Fonda. Jiems tenka dirbti kartu, kad išgyventų, išaiškintų paslaptį ir demaskuotų tikruosius nusikaltėlius. Galima drąsiai teigti, kad kovos scenos šiame filme yra tikras fejerverkas veiksmo filmų mylėtojams. Tačiau daugelis klausė savęs, kodėl toks geras filmas buvo uždraustas Kinijoje. Atsakymas slypi filmo brutalume. Kinijos valdžia cenzūravo filmą dėl kovos scenų, kurios jų manymu yra pernelyg tikroviškos ir žiaurios ir galbūt netinkamos visiems. Pats Jet Li yra sakęs, kad yra nusivylęs draudimu ir pabrėžia, kaip sunku rasti pusiausvyrą tarp kūrybiškumo ir kultūrinio supratimo. Li tai ne tik smūgis karjerai, bet ir asmeninis sukrėtimas. Nepaisant draudimo Kinijoje, Drakono bučinis sulaukė didžiulio pasisekimo visame pasaulyje ir pavertė Jet Li vieną didžiausių veiksmo filmų žvaigždžių. Tikrų kaskadininkų, o ne kompiuterinės grafikos naudojimas sulaukė didelio gerbėjų susižavėjimo. Režisierius Chris Nahon norėjo, kad filmas būtų kuo tikroviškesnis, ypač demonstruojant nepaprastus Li kovos menų įgūdžius per ilgus kadrus ir įspūdingą choreografiją. Visą tai daro Drakono bučinį filmų, kurį tiesiog privalote pamatyti, jei mėgstate šį žanrą, nors kai kurie kritikai jį laiko nuspėjamu. Drakono bučinis ne tik linksmina, bet ir iškėlė diskusiją apie tai, kaip Azijos vyrai vaizduojami Holivude. Kai kurie ekspertai mano, kad filmas laužo stereotipus, vaizduodamas Azijos vyrą kaip stiprų karį ir romantišką herojų. Kiti kritikuoja filmą už tai, kad jame naudojamas klišė – baltaodė moteris, skirta tik pabrėžti pagrindinio veikėjo vyro įvaizdį. Kad ir ką žmonės bemanytų, Drakono bučinis tapo kultiniu filmu. Tai ypač pasakytina apie Jet Li ir apskritai veiksmo filmų gerbėjus. Įtemptų veiksmo scenų, romantikos ir grynos energijos derinys įkvėpė daugybę režisierių ir aktorių. Tokia tad ir yra filmo Drakono bučinis istorija. Nors ir uždraustas Kinijoje, filmas paliko savo pėdsaką tarptautinėme veiksmo filmų žanre. Jei dar nematėte, čiupkite spragėsius, mėgstamą gėrimą ir pirmyn. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir paspausti varpelį, kad gautumėte pranešimus apie naujus vaizdo įrašus apie savo mėgstamus filmus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše. Iki.